Šiandien labai ilgai lauktas davinukas iš labai mažos valstybės - Singapūro. Nors šitas davinys tikrai pagamintas Singapūre, nežinau, kiek jisai yra karinis. Skaidri paprasta pakuotė, panaši kaip mes matėm civiliniam Emergency Hurricane davinyje. Viduje matome labiau kariniuose daviniuose sutinkamus maistus, pakuotės, konservukus. Matome angliškus užrašus, field ration, tai davinys faktiškai vienam žmogui 24 valandom. Jo storis kaip amerikietiško MRE, kuris skirtas yra tiesiog 8 valandom. Lietuviškas 8 valandų, tas storesnis yra. Nebent naujas. Naujas maždaug tiek paturės, kiek ir šitas. Tai kaip čia 24 valandų, nežinau, sunkiai. Viduje turime 2 patiekalus, Kajumai chicken, sweet herbal chicken with rice ir turim desertą. Patiekalų prasme, man rodo, šiandien nėra tiek daug. Ir pilna informacijos apie gamintoją, kuris pagamino šitą davinį. Gali būti, kad tai tiesiog pigus sprendimo būdas, bet tada žvelgiant į lietuvišką davinį, ypač žalią, smagu matyti, kad vietiniai gamintojai pagalvojo kažką tai įdomiau, ne taip kaip šitam. Nuobodus toksai. Jokio greito atsegimo arba užsegimo mechanizmo. Bandom plėšti. Peiliukas čia jau standartiškai praplėš. Taip. Viduje turime Lemar Hijumen Chicken. Konservukas vienas patiekaliukas. O, kažkas labai skysto. Kukurūzų ir įvairių pupelių desertukas. Viskas yra halal, reiškia galima valgyti musulmonams. Toliau mes turime sweet herbal chicken with rice. Vištiena su ryžiais. Tai nieko tokio ypatingo, jokio atsigėrimo. Čia turime instrukciją. O, kokia graži instrukcija. Instruction for use. General. Each pack contains a day meal. Breakfast, lunch, dinner and night snack. Jie nori pasakyti, kad čia mes turime pusryčius, pietus, vakarienę ir užkandį nakčiai. Šiuose 3 pakeliuose jie rašo, kad šitam davinyje yra maždaug 3350 kilokalorijų. Ir čia mes turime netgi 4 šildymo metodus. Kaip pasišildyti pagrindinius patiekalus. Išpilti visą patiekalo pakuotės turinį į kažkokį tai indą ir 5 minutės maišant jį šildyti virš ugnies. Antras metodas būtų šitą visą pakuotę konservo įdėti į verdantį vandenį, virti 5-8 minutės ir jeigu reikia, tiesiog vartyti. Trečias metodas, lygiai taip pat kaip antram, dėti tik tai jau ne į verdantį vandenį, o į paprastą vandenį ir jį užvirti iki 10 minučių. Galime kišti į verdantį vandenį arba į šildomą neverdantį vandenį. Ir pats įdomiausias, 4 metodas, tai yra šias konservų pakuotės padėti ant karšto automobilio variklio ir laikyti 10 minučių. Arba saulės atokaitoj padėjus ant tiesioginių saulės spindulių laikyti 30 minučių. Ir taip jisai turėtų sušilti. Reikėtų pabandyti šiaip tai. Ar mes per 30 minučių sušildytumėm šitą konservą. Tokių gražių piešinėlių niekur nematėm. Ir kuo skiriasi antras ir trečias metodas, sunku pasakyti. Ir sako, jeigu jūs judate, tam, kad primalšintumėte alkį, valgykite vaisinius batonėlius arba sausainukus. Tik tai kur jie yra, ne šitame davinyje. Toliau mes turime anketą, kur siūlo mums parašyti atsiliepimą ir pasiūlymus, pageidavimus, kaip galima būtų pagerinti šitą davinį. Tai aš manau, kad galbūt reikėtų pridėti kažką tai daugiau, kad tuos pačius batonėlius ir sausainukus. Būtų gerai ir atsigerti, ką nors pridėti. Ir čia jau turime pirmą įrodymą, kad tai yra vis tik yra karinis davinys, nes viską reikia siūsti į Defense Science and Technology Agency. Tai yra gynybos mokslo ir technologijų agentūra. Thank you, sako agentūra ir šypsosi mums. Kitoje pusėje mes turime sąrašą įvairių meniu, kurie gali būti. Čia mes matome, kad yra 10 skirtingų meniu. Ir visi meniu turi 2 patiekalus ir desertą. Daugiau nieko nėra. Čia lygiai tas pats.
10 meniu. Čia yra tiesiog išskirstyta kiekvieno patiekalo sudėtis. Visur yra vanduo naudojamas, chicken leg, full cream milk. Kalorijų čia nėra nurodyta kiekvieno patiekalo. Viską tiesiog turime suvalgyti ir gausime 3350 kilokalorijų. Net ir Singapūrė neįdomios tos kalorijos, Šarūnai. Ir viskas. Aš nematau, kad kur nors būtų kava ar dar kažkas tai čia pridėta. Štai toks mažiukas davinukas. Nors instrukcijoje šnekama labai daug apie užkandukus, gėrimus, kur reikėtų įsipilti kavą ir visą kitą. Tačiau čia yra tikra kilgonė svajonė. Ne tik, kad nėra įrankių kažkokių tai, nėra su kuo susikurti ugnį, bet nėra net ir kavos ir arbatos. Kiekvienas karys gali pats pasirūpinti kava, arbata, gyvaisiais gėrimais. Nu, nėra ką daugiau čia šnekėt. Lieka tik tai eksperto įdomiausia dalis – paragauti. Ragaukime, ragaukime, skanaukime. Pradėkime nuo Laker Hijack. Pačių konservų pakuotės yra labai panašios į mums žinomus, amerikietiškus ir panašiai. Plėšimo linijos yra viršuje. Nėra taip, kaip amerikiečiai padarė, kad galime išvalgyti ir galėtumėm nusikirpti skersai. Taip yra daug patogiau, nes galime lengviau išvalgyti, pasiekti visą turinį. Nu, šitaip jiem yra gal paprasčiau, daugiau įprasta. Matosi, kad davinyje viskas padaryta be meilės pagal instrukcijas. Kaip švediškam, pavyzdžiui, davinyje yra ant pakuotės netgi ir liniuotė padaryta ir skirtingi skyreliai šiukšliant. Čia nieko nėra. Te konservas, noriu konservo, te. Taigi pagrindinis patiekalas Lemak Hijau Me Chicken. Nu, jaučiasi kvapelis toksai azijietiškas į Azijos pusę. Ir dabar reikėtų su kažkuo valgyti. Ačiū naujam lietuviškam sausiakui už paskolintą šaukštą. Kilgonė, tavo nuopelnai. Vištiena su makaronais. Oi. Jeigu prisiminsime sąrašiuką, kur yra 10 meniu, tai nuo 1 iki 6 imtinai parašyta non-spicy, o nuo 7 iki 10 spicy. Pas mus yra 10 meniu spicy. Ir tai tikrai yra spicy. Burnytė dego, gerti mes neturime nieko. Kuo užgesinsim? Ekspertė, žinau, kad tau labai kvepia ir tu norėtum, bet čia yra vištiena, kurios tau negalima. Skonis labai geras. Jeigu jums patinka aštri, tikrai bus labai gerai. Aš nesu aštrumo mėgėjas, bet tikrai ir konsistencija labai gera, ir yra skonio. Daug skonio. Nevalgai kažkokio tai plasmasės, popieriaus. Tikrai skanu, tik labai aštru. Kiekvienas patiekalas šitame meniu yra vištiena. Tiek pirmas, tiek antras. Ten mes turėjome vištieną su makaronais, čia vištiena su ryžiais. Įdomu kaip kitose meniu. Aloe Jera Chicken, Chicken a la King with Futsi, Mushroom Basil Rice, Sweet and Sour Chicken Noodles. Nu, čia kažkas įdomiau. Pasta with chicken, rice with chicken. Chicken, chicken, chicken. Kiekvienas meniu yra su chickenu. Klodai, labiausiai prieš tave nusistačiusi šalis yra Singapūras. Nes ten visi sausiakai su chickenu. Tu neturi ką valgyti, nes chickeno tau negalima. Vištiena su ryžiais. Čia irgi spicy, kadangi meniu arba spicy arba nespicy. Konsistencija nebloga, skonio yra. Ir jis neturi to prieskonio, kaip pavyzdžiui, kur mes turime amerikietiškame ir kas naudoja panašius kaip amerikietiškus konservus, tai visi patiekalai turi vienodą skonį. Vienodą kažkokį tai prieskonį. Kaip sakoma, kad ten cinamonas, natūralus antiseptikas. Čia visi patiekalai turi skirtingus. Saldu, ne taip aštru. Skanu.
Taigi desertas. Smirda. Desertui turime tyrę iš kukurūzų ir įvairių pupelių. Biški smirda, atrodo nekaip. Patys matot. Šį kartą amerikietiškas šaukštas mums padės. Nu va, čia kukurūzai, pupelė. Ir tos tyrės paimkim ekspertui. Įdomus skonis. Nepasakyčiau, kad blogas, neįprastas, įdomus. Ekspertui paguodos prizas. Nieko gero. Singapūro kariuomenės 24 valandų davinys yra didelis nusivylimas ekspertui, kuriam negalima vištienos. Visi 10 meniu yra tik tai su vištiena. Kuo gali pasigirti Singapūro davinys? Tai tikrai labai turtingo aprašymo, kur yra daug parašyta apie viską ir apie šildymo būdus. Ir visi meniu yra išvardinti. Tačiau pats davinys nieko įdomaus neturi. Neturi nei minimų užkandukų, nei šildymo priemonių. Ir labai abejoju, kad jame yra tikrai 3350 kilokalorijų. Singapūro davinys drąsiai pelno pačią skurdžiausio davinio titulą mūsų kolekcijoje. Privalome pabrėžti, kad po šio epizodo filmavimo visiems 4 ragautojams stipriai sutriko virškinimas. Tai ne tik nykiausias, bet ir toksiškiausias mūsų kolekcijos davinys. Saugokite save.